Labas vakaras. TV laida Kaip ant delno šiandien keliaus po Lietuvoje esančias saugomas teritorijas. Viena jų Pučkorio atodanga Pavilnių regioniniame parke, kuriame kaip tik dabar mes ir esame. Kodėl šiandien kalbame apie šias teritorijas ir kam atiteks Skaidrumo jonvabalis, netrukus pamatysite. Šiandien laidoje turėsite unikalią galimybę pirmieji pamatyti, kaip atrodo gegužės mėnesį Vilniuje duris atversintis nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras. Kokio stebuklo į Metelių regioninį parką plūsta pažiūrėti turistai ir vietiniai gyventojai. Žiemą, nes neturizmo sezono metu yra daug, tai vasarą kažkaip bus, tai sunku prognozuoti. Užburiantis Metelių regioninio parko kraštovaizdis ir Skaidrumo jonvabalio naujieji namai. Netrukus Vilniuje duris atvers nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras. Pagaliau ir mūsų šalies gyventojams ir į Lietuvą atvykstantiems turistams bus įmanoma rasti visą dominančią informaciją vienoje vietoje. Mūsų šalyje yra įsikūrę nemažai lankytojų centrų, tačiau vienos vietos, kur būtų galima su jais išsamiau susipažinti, jų neaplankius nebuvo. Nuo šiol nacionalinėme saugomų teritorijų lankytojų centre Vilniuje bus galima rasti visą dominančią informaciją apie saugomas teritorijas mūsų šalyje ir tokiu būdu lengvai apsispręsti, kurias aplankyti. Šis centras lyg startas žmogui, norinčiam susipažinti su Lietuvos gamta. Be savo pagrindinės misijos centras atliko ir dar vieną nemažiau svarbę. Įsikūrė pastate, kurį prikėlė antram gyvenimui. Ar Lietuvai reikėjo tokio centro? Čia buvo mūsų didžiulė svajonė. Jeigu mes turim labai gražią saugomų teritorijų sistemą, tai reikia ir centro. Ir mums šitas nacionalinis lankytojų centras tai yra vartai į visas Lietuvos saugomas teritorijas, kurios yra labai gražios ir vertingos. Ką su ES lėšomis galite pasiūlyti naujo, ko negalėjote anksčiau? Mes anksčiau galėjom pasakyti, kad saugom labai daug vertybių, bet negalėjom jas pakviesti dėl jų būklės. Dabar turim sutvarkytus gamtos ir kultūros paveldos objektus, piliakalnius, atodangas, šaltinius, jų aplinką. Turim naujus lankytojų centrus nacionaliniuose regioniniuose parkuose. Nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras tuo ir bus vertingas, kad jame galėsite sužinoti visą informaciją, pavyzdžiui, apie naujausius apžvalgos bokštus ir išsirinkti tuos, į kuriuos norėtumėte įkopti. Centro darbuotoja mums pasiūlė apsilankyti visai neseniai iškilusiame Metelių regioninio parko apžvalgos bokšte. Nors atvykome į įprastą darbo dieną, ne savaitgalį, neįtikėtinos architektūros apžvalgos bokšto papėdėje sutikome lankytojų. Jų klausėme, ar reikia tokių apžvalgos bokštų kaip šis? Aišku, kad reikia. Čia ne tik Lietuvą, daugiau gal tokius kaimus, bet čia kaimuose nėra kas veikti. Tai kuo daugiau tokių statinių, kuo daugiau pramogų ir kur išvažiuoti, pasižmonėti. Pritraukia daugiau pravažiuojančios, atostogaujančios žmonės kažkuo įdomesnio, nes maži miesteliai retai kuo pritraukia, aišku, ežerų kraštas, bet toks įdomesnis statinys, kurį nori apžiūrėti. Pakilusi 15 metrų aukštį, prieš akis atsiveria užburiantis vaizdas. Unikalus kraštovaizdis ir lyg ant delno besilsintys Metelio bei trečias pagal dydį Lietuvoje Dusios ežerai. Ši buvo idėja pasiimta, matom ten tų nendrių, švendrių ir čia kaip ta vėjo persukta nendrių gnūrė gniūžtė, kažkas ir spalvos ir viskas. Labai neblogai šį kraštovaizdį atrodo. Visi vietos gyventojai apsilankė per visas šventes ir fejerverkus ir šaudė viską. Ir dabar, kai tik geresnis oras, matot, net paprastą dieną mes turim lankytojų, o savaitgalį iš vis jau žiemą, nes neturizmo sezono metu yra daug, tai vasarą kažkaip bus, tai sunku prognozuoti. Nu ir kaip statinys? Geras. Įdomus. Gerai. Ir architektūriškai taip įdomiai susukta, tauriai padaryta. Nuo šio bokšto galite pamatyti ir Metelių regioninio parko lankytojų centrą. Rekomenduojame užsukti ir apsižvalgyti į ES struktūrinių fondų lėšomis atnaujintą unikalią ekspoziciją pavadinimu Ką pasakytų ežerai. Ekspozicija nuo senojo informacijos išdėstymo skiriasi tuo, kad leidžia grožėtis nepaprastais vaizdais pro langus į Dusios ežerą. Unikalu tai, kad informacija apie gražiausias parko lankytinas vietas, rečiausius gyvūnus bei augalus paslėpta pušų kamienuose. Norint atrasti tai, kas reta ir vertinga, reikia atverti stalčiukus.
dureles ar pažvelgti į medžio drevę. Ekspozicija pateikta itin išradingai, tokiu būdu sudomindama ir mažuosius, ir suaugusius lankytojus. Toliau keliaudami irgi pasiskaitom, vienintelis medis Lietuvos raudonoje knygoje. Lietuvoje vienintelis šitas sumedėjęs augalas, tai yra bekotis ąžuolas, yra randamas mūsų Trako miške. Ir va čia yra galima gerai susipažinti, bekočio ąžuolo nėra kotelio nuo kepurėlės iki šakutės. Va paprastojo, jeigu turim tą kotelį, tai mes bekočio šito kotelio neturim. Metelių regioninis parkas itin mėgstamas lankytojų. Aktyvaus sporto mylėtojams patinka jau keletą metų iš eilės vykstantis dviračių žygiai. Moksleiviams ir studentams lankytojų centre rengiamos edukacinės programos. Ramaus poilsio mėgėjams ilsėjimasis prie vieno iš 3 ežerų – Dusios, Metelių ar Debesijos krantų. Pasak parko direktoriaus, praėjusiais metais centre apsilankė rekordinis skaičius lankytojų – daugiau nei 7 000, o pačiame parke iš viso buvo kiek daugiau nei 71 000 turistų. Kuo Metelių regioninio parko lankytojų centras svarbus turistams ir vietiniams gyventojams? Provincijoje, būtent tuose ypač tokiuose kaimuose, tokiuose vietose, tų institucijų mažėja, nebeliko pašto, nebeliko tų medicinos punktų, bibliotekos kai kur irgi beveik nebelikę. Tai tas lankytojų centras, jis šiai dienai svarbus ir kultūrinė prasme ir padeda sukurti sąlygas verslui papildomas kažkokias geresnės ir tas mūsų bokštas pastatytas ir ta informacinė infrastruktūra. Kasmet vis daugiau ir daugiau lankytojų turim. Šį dieną yra tiek tų lankytojų jau mūsų parke, kad jie tikrai galėtų visas trobas užpildyti tos gyventojų ir sudaryti tam tikrą galimybę naujiems verslams, kad ir nedideliems, bet kažkokią tai papildomą galimybę išlikti, žmonėm pasilikti, ne kažkur išvažiuoti, neemigruoti, bet tai manau, tai yra pakankamai svarbus aspektas. Lietuvos saugomų teritorijų projektas, kurio nepaprastai ilgame objektų sąraše yra ir tai, ką šiandien laidoje jūs matėte, vienas pirmųjų prisijungė prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Saugomų teritorijų tvarkymo projektas įgyvendinamas per 3 etapus. Didžiulis projektas apima keliasdešimties lankytojų centrų, jų ekspozicijų rengimą, keliasdešimties paveldo objektų sutvarkymą, apžvalgos bokštų projektavimą ir įrengimą, įvairių lankytinų teritorijų tvarkymą, pažintinių takų įrengimą ir taip toliau. Darbai pradėti 2008-aisiais ir tęsiami iki šiol. Projekto įgyvendinimui iš ES investicijų ir valstybės biudžeto buvo skirta kiek daugiau nei 54 895 000 eurų. Kaip sekasi įgyvendinti projekto etapus ir kokių rezultatų jau pasiekta, galite sužinoti susipažinę su projekto skaidrumo deklaracijomis. Norime priminti, jeigu jūs vykdote arba jau esate įvykdę ES struktūrinių fondų investicijų projektą, kviečiame prisijungti prie šios gražios iniciatyvos. Taip pat kreipiamės ir į jūs, mieli žiūrovai. Būkite aktyvūs, pakvieskite patikusi projektą prisijungti. Reikalingą informaciją rasite internetinėje svetainėje www.jonvabaliai.lt. Kokie jūsų prisijungimo prie skaidrumo iniciatyvos tikslai? Mes apskritai viską darom skaidriai ir mes esame orientuoti į visuomenę, į vertybių išsaugomą ir jų pristatymą visuomeniai. Mūsų tikslas, kad visi žinotų apie tai, ką mes veikiam, kaip mes veikiam ir paskatinti visus taip elgtis, nes kiekviena visuomenė, jeigu jinai gyvena skaidriai ir atsikrato tų tokių visokių negerų įpročių, tai visiems nuo to tik geriau. Na, o dabar artėjame prie mūsų laidos kulminacijos. Netrukus naujajame nacionalinėme saugomų teritorijų lankytojų centre apsigyvens skaidrumo Jonvabalės. Nuoširdžiai dėkojame prisijungus prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai vykdant saugomų teritorijų projektą. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū. TV laida Kaip ant delno su Jumis neatsisveikina. Šį vakarą dar sykį susitiksime ir pristatysime Jums dar vieną projektą prisijungusi prie skaidrumo iniciatyvos Jonvabaliai. Juk skaidrumo niekada nebus per daug. Iki.